Sveiki, brangūs žiūrovai, sveikinuosi su jumis iš miesto Splitas. Vakar traukiniu atvažiavau į miestą iš Zagrebo. Rytoj iš čia važiuoju į Bosniją ir Hercegoviną, į miestą Sarajevas. Na ir esu šiek tiek tolokai nuo miesto centro, labai sunku čia kažką ras normalaus išsinuomoti. Tokiam užkampį miesto radau, bet nerekomenduosiu jums tos vietos, nors vieta ir pats kambarys ir gražus, bet problemų kitokių yra. Na, nesvarbu. Eisiu dabar link miesto centro, ką nors įdomaus pabandysiu surasti. Splito senamiestis. Šita varpinė buvo sugriauta per žemės drebėjimą, 16 amžiuje atstatė romėnų kariai. Dėl ko romėnų kariai? Todėl, kad čia buvo apsistojęs Romos imperatorius Diokletianas. Jis čia ir mirė, praleido savo užtarnautą pensiją. Tai pirmas imperatorius, kuris savo noriu atsistatydino ir praleido dienas paskutinės, nebuvo nužudytas. Tam imperatoriui pastatė čia rūmus, kad jis galėtų praleisti senatvę savo. Na ir daug labai išlikę yra pastatų. Romėnų kariai, su jais galima fotografuotis. Jėtim. Tai štai dabar aš jau įėjau į patį senamiestį, paieškosiu, kurgi tie rūmai yra. Nežinau, kaip tiksliai imperatorius vadinasi, nurašo Dioklianas, kitur Dioklecianas, bet tikslus jo vardas Gajus Aurelijus Diokletianas. 3–4 amžius, kada jisai valdė. Nežinau, ar teisybė, bet rašo, kad netgi prie tų rūmų ir grindinys yra išlikęs nuo tų laikų. Kažkas vyksta, labai sunku kalbėti, nes labai garsiai kalba. Čia turbūt kažkokia šventė šiandien. Ir čia jisai gyveno, čia tie rūmai yra ne vienas pastatų kompleksas. Išlikus ir sena miesto siena, būtent nuo šių rūmų ir prasidėjo miesto Splito gyvavimas. Senų pastatų liekanos nuo antikos laikų. Diokletianas buvo paskutinis imperatorius, kuris persekiojo krikščionis. Po jo atėjo krikščionių imperatorius Konstantinas Didysis. Ir Romoje buvo pakeista religija į krikščionybę. Antikinis paveldas didelis Splito mieste. Taip pat ir Dubrovnike yra nemažai išlikusių visokių senovinių pastatų ir kitų objektų. Man patinka istorija, ypatingai patinka antikos laikų, kur aš dabar vaikštau, kažkada čia vaikščiojo Romos imperatorius. Imperatorius buvo paprastas žmogus, kilęs iš plebėjų, ne iš patricijų, gana iš vargingos šeimos ir visą karjerą padarė per karinę tarnybą.
Šis imperatorius bandė įtikti savo visuomeniai. Jisai įvedė kainų lubas, kad nekiltų sparčiai maisto kainos. Deja, nieko nesigavo. Taigi, jisai turbūt pirmasis nekomunistai sugalvojo, kad kainas reikėtų reguliuoti. Čia už manęs yra miesto senoji katedra. Jinai buvo iš pat pradžių statyta kaip imperatoriaus mauzoliejus, bet vėliau paversta krikščionių katedra. Norint papulti į tą katedrą, prašo tiketo. Aš jo nepirksiu, nieko nepamatysiu daug, kaip tik šventųjų visokius paveikslus. O katedrų aš matęs daug, taip kad nieko baisaus. Viena pagrindinių Splito gatvių yra Rivos gatvė ir vadinama Rivos krantinė. Pereisiu, daug palmių yra. Skaičiau, kad neva, neskau, kad tikrai, bet neva gražiausia krantinė pasaulyje. Ar tikrai norisi pažiūrėti? Gražiai viskas sutvarkyta, labai graži vieta prie patų istorinių rūmų sienų. Imperatorius žinojo, kokioj vietoje apsistoti ir praleisti paskutinės savo dienas, ne dienas, o metus, nes jis gal apie 15 metų čia pragyveno. Man patinka, kad visur yra laisvai prieinamas geriamas vanduo. Taip, kad jeigu nenusipirki atsigert, svarbiausia turėti buteliuką ir visada turėsi vandenio. Manau, reiktų nueiti iki kažkokio paplūdimio, pasikaitinti prie saulę. Šiais metais būtų pirmas pasideginimas, reikia išbandyti. Ši gatvė jau tokia paprastesnė, net ir palmės mažesnės, bet laivai dideli prisišvartavę jachtos. Kas man patinka, kad veikia laivyba, galima plaukti į kitus miestus. Yra, matau, išplaukia ir į Zadarą ir galima nusipirkti bilietą ir plaukti. Įdomi kelionė būtų. Iš tikrųjų net nepagalvojau apie tai, bet turėsiu tai ateityje. Laivas Korona. Įdomu, kaip buvo koronos pandemija, kiek šis laivas dėmesio sulaukė. Autobusų stotis, aš rytoj su Flixbus važiuosiu į Sarajevą. Traukinys dėja joks nevažiuoja į Bosniją, teks į ten nuvažiuoti autobusu. Geležinkelis prie pat jūros. Štai praėjus tiltą, geležinkelis baigėsi kartu su jūros pradžia. Matau, žmonės maudosi, merginos netgi maudosi, tai kaip dabar man to nepadarius? Toks įdomus paplūdimys ant betono. Norėčiau kažkur smėliuko gauti. Gal kažkur toliau yra, čia daug paplūdimių Splite. Gerai, štai ten yra ir normalesnis paplūdimys. Pasiruošiau ir aš. Reikia iš pradžių po dušu palyst, o jau tada šoksiu į jūrą. Nu. Šaltas. Blemba, koks šaltas. Eina savo. Kai nepratęs. O tu, blemba.
einu kuo greičiau į vandenį. Toks nalipimas. O, jau dabar netaip šalta į vandenį brist, kada kai apsipratinau. Nusileidė tais laipteliais ir sau maudaisi. O toliau dugnas visai geras. Smėliukas. Ir labai gerai, aš iš čia matau kuprinę. Kupriniai daug daiktų mano. Kamera, dokumentai, pinigai. Tai nepaleidžiu iš akių. Gera. Pabūtų, o vanduo surus? Surus vanduo. Įtraukiau šiek tiek. Na ką, brangų žiūrovai. Pasimatysime rytoj iš ryto, kada jau važiuosiu į Sarajevą, rytoj dieną. Ir keliausime toliau. Patyrinėsim Balkanų šalis. Štai ir kita diena. Esu dabar autobusų stotyje ir laukiu autobuso į Sarajevą. Kelionė užtruks apie 6,5 valandos. Būsiu vakare apie 8 vakaro. Na ir manau, iš autobuso nelabai pavyks ką filmuoti, nes net nežinau, kokia vieta bus mano, ar prie lango, ar ne prie lango. Nenurodyta biliete, kas labai keista. Tai tiesiog pasimatysime Sarajeve. Pravažiavom Kroatijos Bosnijos sieną, dabar sustojome čia netoli sienos kažkokiame miestelyje, kad į tualetą nueiti žmonėm, nes autobuse tualetas užrakintas. Prilipo daug azijiečių, kažkodėl jie buvo sulaikyti prie sienos su Bosnija, tai juos iš policijos mašinos gal 20 žmonių paleido į autobusą. Iš tikrųjų nustebino mane, kad Flix autobusas toksai, gal tikėjausi, kad bus tas tokius jau kaip ir firminis, žalias, su gerom paslaugom, su tualetu viduje, su elektra, o čia nieko nėra. Gerai, kad bent jau padėtas yra prailgintuvas ir kas jau žino tą, tai galima šalia jo atsisėsti netoli to prailgintuvo ir naudotis elektrą. O taip tai nebent gali nusinešti telefoną ten padėti ir kad krautųsi. Tiesa, kas dar neįprasta, užėjau į kavinę stotyje, tai nuo dūmų net pilka, taip kad reikės priprasti prie tokio efekto, nes čia rūkoma visur, niekas nieko nedraudžia, kas man yra nerūkančiam žmogui šiek tiek keista, jau įpratęs kaip ir Lietuvoje ar kitose šalyse, kad draudžiama rūkyti kavinėse būna, dėja čia to dar nėra. Štai aš ir Sarajeve. Atsisveikinu su jumis. Iki sekančio karto. Likite sveiki. Ate.